Čia gėrim? Ne. Paskutinę dieną Taipėjų einam pavalgyti geriausią Taipėjaus maisto. Jo, labai laukiu. Gatvės geriausią maistą. Ten tie jų vietiniai burgeriai ir šiaip mėsa ant ryžių. Visą laiką eilės, belė kokias čia būna. Eina. Va, dar ko čia yra, žiūrėk. Šitą ragaunu, šitą ragaunu, šitą ragaunu. Šitą neragaunu. O, Ir šito. O kas čia? Nežinau, paimti. Ne, tai čia tai su agurkiukai šitas skaldytas. I know, we already been here. Yeah, I know. This one. Yeah. O, visą laiką eilė. Žiūrėk. Visą laiką eilė. Vesta, tau čia skanu? Tai čia rašo, kad jie va, Mišelino žvaigždutę turi ir visą laiką čia eilė pas juos būna. Nežinau kodėl, bet šitas patiekalas važiauriai geras yra. O čia ką čia dar turi, tai... Palaugę žiūriu. Va ir virtuvė. Jų bulkutės kepa. Ir pavalgyti ant gatvės galima. Einam. Jie tas triubą dar? Tai tos triubos norėsi pamėginti? Ne, bet matai ten tas ribas kažkokiam kaip kepenėliam. Mane labai gerai atrodo. Vesta, duok jam pažaisti. Ko jis nereikia. Nu, aš tai imsiu tą savo tradicinio. Tu gali, jeigu tu nori, gali imti tuos lašinukus, tau irgi skanu, ar ne? Imsi tą kaip kokį burgerį ar ką? Taip, ir tą bliūdą. Ir bliūdą? Ir abu tu suvalgysi vienu metu? Ne. Ne, nesuvalgysi. Nieko negaliu padėti. Noriu papa. Atsisek, Vesta, karštą. Burger? Okay. 5 burger? Yeah, 5. Okay. One rice bowl. No. One rice bowl, no spicy. Okay. No spice. And one rice bowl, double meat. You can put 2 meats. Double meat. No. One rice bowl, no spicy. No, this one. Nu čia bus mum reikaliukų. Va, jau laukia. Pasakyk. Ką? Kaip sakai? Ką? Wow, it's amazing. Wow, it's amazing. Nu va, mūsų šitas ryžių dubenėlis. Palauk, aš tau padarysiu su mėsa ir burgeriukai. Ir vienas pilietis jau valgo. Savo maistą. Na gerai, žiūrim, ką turim. Žiūrim, ką. Žiūrim. Žiūrim, ką. A tu sėsk va čia. Čia nori. Nusipirkš. Ai, va, ramis. Žiūrim, ką čia gavau. Žiūrim, ką čia gavau. Vaikelį. Vaikelį, duo paragaut. Nu ir ką tu pasakysi apie šitą patiekalą? Labai skanus. Labai. Gal galvoju, kiek čia kainavo. 5 burgeriai. Nu čia mes dar pusryčiam pasiėmėm. 5 burgeriai. 2 šitie dubenėliai. Bet aš su 2 mėsos paėmiau. Ir sriuba. Šiaip šitas jo. Kokiu blemba kainavo? 3 eurų. Ką? Nu 16 jo. Kažkur. Daugiau, 17-18 eurų kažkur kainavo. Bet tai čia mes persivalgysim ir dar rytoj pusryčiam turim. Tai visai neblogai. Prašau, Vincentai. Čia... burgerį. Žiūrėk.
su mėsa. Čia kitas levelis, čia Beno užduotis, kai grįšiu, kad išmoktų kokius daryti, nebe komodo vištos. O dieve, kokius. Žūtės kažkaip jos garuose kepti. Aš bulkutį iškepti, tu padaryti mėsą ir visą kitą, o čia va su riešutais, kalendrom ir dar kažko nežinau. Skaitai? Labai gerai. O tu? I love Flika. It's amazing? Yes. Gyva, pažiūrėk, kaip dar tai. O čia kam tau sakei? Taigi. Wow. Mamai duodam. Wow. Tėti, tu paėm. Tėti, tu paėm. O kodėl tu dar? Tėti, tu paėm. O tėti, nereikia. Čia yra pudingas. 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 Tai vietinis desertas, pudingas. Paragaujam? Taip. Irgi ganėtinai populiarus. Žiūrėk, koks. Čia yra daugiabučio, kur gyvenam Rūsy sandėliukai. Jie tokias mažas parkingo vietas turi daiktam. Po 8 plytelės. Po 8 plytelės. Va, ir viskas gražiai priparkuota žmonių. Va, 232 būtas nieko neturi. O čia mes savo daiktus irgi buvom palikę. Va čia va mūsų. Toks sandėliukai. Nieks nieko neima, žodžiu. Viskas. Gal mes kažką parsivešim papildomai. Nu, Vesta, kur išvarom? Toliau. Į ekskursiją su sklypsizavo ir su lėktuvu. Tai kur varom su lėktuvu? Į Taivaną. Į Tailandą, dabar mes Į Tailandą. Va, kiek lagaminų, Vestos lagaminas, vincelis, dėžė, 2 lagaminai, žmona. Kas tau patinka, Vesta, lėktuvė labiausiai? Laiko duoda stendėse. Neblogai. Nes stendėse visiems vaikams duoda. Ir pagalvytės viską tenai duočiunės klasė. Nu, pažiūrėsim, ką dabar duos, ne? Taip. Gerai. Pažiūrėsim, gal ne tą patės kautės, kur atleido dedasi. Ne, tu pačiu neduosi. Kodėl? Mes su kitom oro linijom skrendam. Bet Ovytė tą pačią duos. Nu viskas, išvažiuojam jau iš Taivano, važiuojam jau oro uostą. Iš Taipėjaus, nu, kokie įspūdžiai, tai žinok, labai geri. Nustebino daug labiau negu tikėjausi. Viskas taip švaru, organizuota, viskas pritaikyta vaikam ir svarbiausia, viskas taip skanu. Nu, aišku, nustebino, kad niekur nėra šiukšliadėžė, reikia šiukšlės nešioti su savimi ir nešti namo rūšiuot. Čia įdomesnis reikalas. Ir nustebino, kad visur vaikams viskas nemokamai ir visokie muziejai, nacionaliniai parkai iš esmės beveik nemokamai, arba ten simbolinė kaina vos ne 3 eurai žmogui už tokią... Tai ir suaugusiam labai nedaug. Taip, tai sakau, suaugusiam 3 eurai. O šiaip tai beveik visur nemokamai viskas. Tokiam muziejui, tam, kaip jis vadina, technikos muziejui tokiam buvom. Ne. Science... Mokslo ir technikos. Aha. Tai įėjimas irgi suaugusiam 3 eurai. Taip. Arba vėlia kur eini, ten kokį, jeigu biškiai viešas kažkas, tai didžiauriai pigiai kainuoja visur. Vaikam nemokamai. Taip. Vesta, tau patiko Taivanas? Taip, vaikams viską duoda nemokamai. Bandelės, saldainius, žmonės liečia, kalbina, libūdų, nu, viską, žaisliukus, nu, nežinau, tiesiog labai nustebino, labai maloniai tą prasme, kaip su vaikais elgėsi. Ir
gamta žiauriai graži. Labai gamta graži. Tai vairuoti jaučiu irgi pakankamai paprasta, Benas vairavo. Tai nebent tik tai, kad visus raudonus šviesoforus beveik pravažiavo. Čia jie su tais raudonais viršui ten labai sunku pastebėti. Ir staigi nemirksi, kaip pas mus ten važiuoju, įsijungia iš karto. Tai kažkaip sunku pastebėti. Bet vairuotojai paprastai. Labai miestuose tai labai plačios gatvės, ten po 4 juostas, ten visur po 3 juostas. Į vieną pusę. Tų kamščių nėra labai didelių šiaip. Ką žinau. Visai čia normaliai, manau, na aišku, yra kas skurdžiai gyvena. Bet didmiesčiuose tai čia, manau, normaliai jie gyvena. Čia Louis Vuitton, Dior valdo parduotuvės, čia jų tiek daug ant kiekvieno kampo. Čia jie mėgsta rengtis normaliai, ta prasme. Tai gerus brandus tikrai mėgsta, nes ir šiaip gatvėje drabužiai žmonių atrodo tokie kaip ir pasteliniai, bet visi tokie stilingi ir tokie kokybiški. Net ir senutės, pastebėjau, didmiesčiuose vaikšto, taip pasipuošusios tikrai labai gražiai. Kas labai nustebino. A mes kaip bomžiukai vaikštam visur. Na, su savo tais pačiais rūbais jau kelintus mėnesius. Bet blogai dėl to nesijaučiam. Nes nieko negalim nusipirkti, aišku. Nes lagaminai pilni daiktų. Na, nežinau, man tai patiko. Tikrai kur galima ir yra kur ir didelių miestų, ir gamtos, ir pliažų yra, ir pasimaudyt gali, ir ten, nežinau, su karštų srovių, ir kalnų, nu, ten, jeigu pahaikint, tai čia va tiek, kiek nori yra. Tai ir viskas arti šiaip. Pakankamai arti. Infrastruktūra žiauriai gerai, ten traukiniais, automobiliais, ko nori, gali bele ką pasiekti greitai. Nu, mes tai visą salą pažiūrėjom ir nuo Taipėjaus, per rytus ir tada atgal į vakarinį krantą ir į viršų. Tai sąlyginai nėra toli, aišku, važiuoti ilgai, ten 300 km važiuoji 5 valandas, 6, nes 70 greitis ir ten va taip. Bet apvažiuoti viską gali ir su vaikais tikrai patogu keliauti. Labai. Ir, fainas buvo oras, mes lapkritį buvom visą beveik. Tai idealus oras, va dabar šiandien yra gruodžio 1. Nu tai jau šiandien jau vėsoka, tas vėsoka tai 19. Taipėjų. Nes taip apačioj, Kiaušingė karšta vis dar. Nu tai mes labai gerų laiko atkeliavom. Nu ir čia dar kryptis, kurie įmanoma, norisi grįžti dar, nes tikrai visko nespėjom pamatyti. Aišku, ir galimybės riboja. Toli labai iki čia varyti. Nu taip, labai toli varyti, bet pavyzdžiui, kokiom žiemos atostogo mėnesių, tai tikrai galima varyti. Ir su vaikais. Tik tai, aišku, atskris, bet tai visur į Aziją, kas skiriant visur toli. Tai nesvarbu. O dėl kainų, tai parduotuvėse kainos tokios pačios kaip Lietuvoje. Kavinėse gal šiek tiek pigiau. Tikrai, žiūrint ką valgai, jeigu street foodą valgai, tai tikrai pigiau. Nes Lietuvoje street foodas nepopuliarus, o street foodas Lietuvoje nesąmoningas, nes kainos kaip kavinėse. Tai tik pigiau negu kebabą nusipirkti street foodą. Taip. Ir tikrai skanu. Labai skanu. Kavinėse irgi už, nežinau, geresnę kokybę už tam tikrą kainą gali gauti turbūt. Taip. Jau restorane nebus jau taip skaudu. Aišku, brangiau jau normaliai kaip Lietuvoje kaviniai, tai čia restorane pavalgytum. Taip. Tai, aišku, kūras pigus, ten iki euro, o visa kita, tai nuoma nepigiai. Nei mašinų, nei būtų nuoma nepigiai, nei viešbučių, ta prasme. Pagrindinės išlaidos tai apsistojimų. Maistas, tai ten, kaip ir maistas, bet viešbučiai nepigus čia jau. Jeigu nori nors kiek padariau gyventi, aišku, mes nežiūrėm tu labai pigių. Jeigu tik dviese, tai gali rasti šiaip, bet čia, kai reikia ten daugiau ir kambarių reikia kelių ir ten tų virtuvių, tai mes būtus tos nuomojamės, tai brangiau. Na, šiaip tai mus nustebino, maloniai rekomenduojam. Pamačiau Vestą.
Šiandien lyja, atrodo kaip ruduo, tai norisi net išvažiuoti. Nu, sakom, gerai, kad jau vis sprendam vėl, kur šilta. Vieną dieną pabuvo 19 ir mum per akis. Can we go? Eina. Taigi va. Ratata, ratata, ratata. Pincelis. Hello. Good morning. Thank you. Hello. Can I check the boarding pass? Oh, it's Yeah. there, okay? Let me check the seat for you. Hello. Nu, nepaėmėm iš karto biznio klasės, nu ką darysi? Visai neblogai. Hi. Taigi tu. Ar dabar užkelt ir viskas? Iškelk ir viskas. Kaip daug dar Brooks Airlines. Labai gerai. Savo čia kokteiliukus geriam. Trečias